Tai jau tradicija tampanti mūsų rubrika Ką ir už kiek, kurioje truputėlį pasigiliname apie rajono, kuriame darėme apžvalgą kainas, skelbimus ir ką ir už kiek ten galima nusipirkti. Prieš pradedant vertinti kainas, aš turbūt turiu gerbėmiem žiūrovam pasakyti. Taip, ištesėjau savo pažadą, užsidėjau Užupio Respublikos maikutę, kurią nusipirkome knygyne. Tai... Keistotekoje. Keistotekoje. Tai va, tai ką, judam prie vertinimo, imam jauti už ragų, kaip sakyt. Pradedam nuo buto. Manau, kad pagrindinė rinka Užupyje yra butų rinka. Tai šiuo metu žemėlapyje matome 55 aktyvius pardavimui šiuo metu esančius butus. Tai visų neaptarinėsim, pabandykim pasigilinti į vieną iš parduodamų butų. Iš tikrųjų, kas yra pastebėtina, kad Užupis yra tas rajonas žmonėms, kurie ieško didesnių butų, šiaip yra sunku rasti mažų butų. Taip, visi butai yra nuo 60 kvadratų ir į viršų. Ir viena iš tokių pavyzdžių. Tai kas yra iš tikrųjų, paminėt, kas yra keista, nes Užupyje šiaip yra tikrai didelė labai dalis butų, būtent tokių 30-60 kvadratų. Bet va šiai dienai pasiūla yra tokia gana maža ir va tų tokių investicijai tinkamų butų iki 60 kvadratų jų pasiūloje labai mažai. Greičiausiai dėl laikmečio, kad žmonės tuos butus laikosi investicijai. Taip. Išnuomavę ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuomai ir jie tiesiog nepardavinėjami. Taip. Tai šiuo metu rinkoje pagrindė yra dideli butai ir vieną iš tokių galime aptarti, tai Užupio gatvėje esantis 4 kambarių butas. Pasižiūrėkim nuotraukas, tai jau, kaip sakyt, remontuotas, bet turbūt, kad moraliai ir funkciškai senstelėjęs butas. Tikėtina, kad galbūt ir šiek tiek vyresniųjų žmonių, nes interjeras toks, esantis senios statybos name. Ką irgi pastebėtina, štai ši erdvė yra cokolinėme aukšte ir langai neturintis visiškai saulės šviesos. Ką irgi reikėtų įvertinti, kaip sakyt, kvadrato kaina galbūt atrodo patraukli, bet išsiaiškinti, koks plotas būtent yra tame cokolinėme aukšte, nes štai čia matosi cokolio aukštas, tikrai sudaro pusę buto kvadratūros, tai cokolio kaina turėtų būti tikrai kitokia. Tai ir dėl ko cokolį yra blogai, nes, kaip Ignas paminėjo, tai yra ir šviesos trūkumas, ir tai yra drėgmės įvairūs dalykai. Iš drėgmės atsiranda pelėsis ir dažnai cokolė tiesiog būna šalčiau. Tai reikėtų atkreipti dėmesį, būtent renkantis butus, kurie yra cokolėje, kokia yra situacija su sienomis, drėgmės siena ir panašiai. Ir turbūt apskritai, pardavinėjant butus, nežinau kaip Ignai tau, bet man turbūt pats sunkiausias objektas yra cokolinis butas. Netgi kada yra dalis cokolyje buto, savininkai dažnai įsivaizduoja, kad tai yra toks pats butas, toks pats geras, šaunus, bet atėję pirkėjai dažnai nusivilia ir nebent tai būna tikrai simpatiška saldi kaina, tada tokį butą nuperka. Taip, bet jeigu apie kainą toliau kalbant, tai šio buto kaina už kvadratą yra 3300 beveik, tai yra 325 000 bendrai už 100 kvadratų butą. Tai atrodytų tikrai patraukli kaina Užupyje kaip 100 kvadratų. Tačiau namas yra 40 metų statybos, renovacija atlikta 2015, bet kaip aprašyme suprantama, kad 2015 yra atliktas tik tai vidinis remontas, tai nekeistos kažkokios tai inžinerinės komunikacijos, stogo elementai, pamatų elementai ir kažkas tai ir panašaus. Matoma, kad 2017 įsivedė autonominį dujinį šildymą. Taip, tai tikėtina, kad gal tam cokolį nėra labai ten šalta, nes kiek nori, tiek šildai. Bet ieškantiems, kaip sakyt, didesnio būsto su židiniu, pirmame aukšte. Violetinio židinio. Violetinį židinį, jau. Ryškių spalvų, kaip ir pats rajonas. Tai galbūt visai svarstomas variantas. Reikėtų viduje žiūrėti, kokia yra aura ir kaip yra su tais jau mūsų minėtais drėgmėm, pelėsiais ir kitais niuansais. Kokios pas tave naujienos? Taip, aš norėčiau apžvelgti vieną variantą Užupio krantinių projekte. Tai didelis 2 kambarių butas, didelis yra beveik 74 kvadratų. Taip, sąlyginai toks vidutinio dydžio. Taip. 3 kambariai ar 2? 2 kambariai. 2 kambariai, taip. 2 kambariai. Tai kaip 2 kambarių butai tikrai erdvus. Taip, tą ir norėjau pasakyti. Ir toksai,
iš nuotraukų atrodo kaip viengungio tokio butas. Šitas stalas tai kaip kokie čili pizzerijos kaviniai. Nu, labai moderniai įrengtas, dizainas įdomus, su akvariumu. Va, užsidarantis, atsidarantis čia virtuvės zona. Terasėlė, kuri atrodo, kad išeina į vidinį kiemą. Šiek tiek užgriebė ir Vilnelės. Aš atkreipsiu dėmesį, labai gera nuotrauka, rodanti saulę. Labai gerai matosi, kad terasa yra saulė, įdomu, kurią valandą daryta nuotrauka, bet panašu, kad terasa bus saulėta ir pats butas turbūt bus saulėtas. Taip, Pro kažkokį kampą matosi ir Vilnelė. Ja, čia kaip galva, taip pasakė, taip labai sufokusuoji žvilgsnį. Tai čia jau matosi. Prie kainos prideda šitas... Tūkstantėlį. Tūkstantėlį tai tikrai. Už kvadratą turime į tūkstantėlį. Va, matosi, kad tikrai geros grindės, geras santechnika. Medžiagiškumas neblogas. Medžiagiškumas neblogas. Nu tai kokiagi kaina šito buto? Na tai tik tai... Sakyk, kiek nori? 500 000 nori. 500 000 už 2 kambarių butą. 6600 už kvadratą. Na, mano nuomonė, kad tai yra tikrai per daug, ypač atsižvelgiant, kad tai yra 2 kambarių butas. Jeigu tai būtų, 3 kambarių butas dar, taip galbūt kažkaip sakytum, kad atsirastų tas pirkėjas, bet kai yra 2 kambarių butas ir vėlgi tai nėra visi langai į Vilnelį išeinantis, kas nenori sakyti, kad mažina, kaip sakyti, tą kainą, bet neprideda to tokio išskirtinumo. Aš manyčiau, toks butas turėtų kainuoti tarp 5 ir 5,5 tūkstančių už kvadratą ribose, nes, kaip sakyti, tikrai geras butas, negali nuvertinti, čia tikrai turėtų lipti virš 5 tūkstančių už kvadratą, bet, ne 6,5 tūkstančių, aš manau, nes toliau tai žiūri mano toliau. Tai aš norėjau paimti kitą variantą, kadangi prieš tai aptarėme 100 kvadratų senos statybos name, paimkime naujos statybos name, tą patį 100 kvadratų, 3 kambarių butą, 92 kvadratai. Tai čia vėlgi yra tose pačiose užupio krantinėse, užupio krantinėse parduodamas objektas. Gražus. Irgi neblogai įrengtas. Čia neutraliai gana taip. Bet, man atrodo, medžiagiškumas jisai gal čia nėra kažkoks super premium wow, bet tikrai aukštesnis nei vidutinės klasės. Koks įdomus langas miegamajame. Ir tai rodo, kad 4 kambarių butas. Ir čia aš manau, čia bus mansardinis butas, tai jisai bus įdomus, nes aukštus lubos. Tai turėtų pojūtis jame būti visai neblogas. Čia jis gal savininkas pats parduoda, neįdėjęs yra planų, nes akivaizdu, kad tai yra per 2 aukštus esantis butas ir įdomu, kaip išsidėstę tie yra kambariai. Tai gali būti visiškai nepatogus tas išsidėstymas, bet štai kaina tokio buto yra 5300 už kvadratą, kuomet tavo apžiūrėto buto kaina yra 6300 už kvadratą, 2 kambarių ir 3 kambarių. Taip. Tai mano galva, galbūt pas tave modernesnis įrengimas, bet šito buto kaina ta pati yra tie patys 500 000 už, manau, funkciškai geresnį butą. Sutinku. Ir ką reikėtų atkreipdėmėsi, kad tas butas jau turi 57 įsiminimus. O taviškis tik tai 3, man atrodo. Jo. Ir 57 įsiminimus, tai akivaizdu, kad jisai sulaukia susidomėjimo. Ir tik tai, kaip ir minėjai, įdomu būtų pamatyti planus. Ar tai iš tikrųjų yra tie 4 kambariai, ar... 3 kambariai čia. 4 kambariai, va. Atsiprašau, 3 kambariai. 4 kambariai. Taip. Tai va, tai iš tikrųjų 4 kambariai, ar ten yra 3 kambariai plus kažkokia drabužinė, ar dar kažkas, nes planų nėra ir sunku pasakyti. Ir žiūrint į šitą variantą, aš norėčiau, Ignai, atkreipdėmėsi, tam pačiam projekte, vėlgi, dar vieną butą, 2 kambarių butą, 71 kvadrato. Tai su pačios užupio krantinėse. Užupio krantinėse, tai va, aš esu šitam bute buvęs ir kaina atrodo... Kodėl jis dar neparduotas? Labai smagi, 3700 už kvadratą. Čia 2 kambariai. 2 kambariai, taip. Čia mes prieš tai lyginom
už 500, 490, čia yra 270 tūkstančių. 270 tūkstančių. Ir įdomus dalykas tai, kad jisai tokio keisto yra iš planavimo iš tikrųjų, nors... Nėra plano. Čia irgi per 2 aukštus butas? Butas per 2 aukštus ir savininkai jį jau pardavinėja turbūt, jau gerus 1,5 metų. Vis dar ieško to savo pirkėjo, antrame aukšte matosi užlipus. Tokia, sakyčiau, keista vientisa erdvė su gipskartoniu atitverta siena, kurioje... Čia grinai master bedroom erdvė su savo drabužinė. Tai kur raktas? Kodėl jis neparduotas dar už tokią kainą? Savininkai kelis kartus matau, kad kėlė kainą ir turbūt vis nepagauna to savo pirkėjo. Keistas išplanavimas, Ignai dar atkreipdėmėsi, dar įėjus į butą po kairę yra tokia patalpa be langų. Nes čia yra virtuvės toksai komplektas ir čia yra iškirsta niša, už kurios yra toksai... Darbo kambarys? Tiesiog tokia, patalpa be paskirties. Turbūt yra geras iš pavyzdžių tų, kai butas labai ilgai malasi rinkoje, ten kainos keičiasi, tai didėja, tai mažėja ir po to jau netgi tokia akivaizdžiai tikrai gera kaina, nebepavyksta parduoti šitą butą. Taip, ir taip, jis nėra iki galo idealus, yra tų niuansų, bet ateina žmonės ir mato, kad jisai stovi ilgai ir tie minusai, galbūt pasirodo dar didesni minusai, nes natūraliai žmogus galvoja, tai turbūt ir kiti čia pamatė, kad yra toks niuansas ir neperka, tai aš gal irgi nepirksiu. Kadangi aptarėm nemažus butus, aš dar noriu vieną mažiuką butą paliesti, galbūt kažką domina investicijos užupyje. Tai yra vienas, aš pradėsiu galbūt nuo namo, parduodamas butukas Polocko gatvėje. Tai yra iš pažiūros atrodantis senovinis namas, bet ten anksčiau yra buvę bendrabučiai, bendrabutinė sistema. Čia yra buvusi, papildysiu, čia yra buvusi ligoninė. Ir šitame bendrabutyje gyvena... Vėliau virtusi į bendrabutį. Taip, vėliau virtusi į bendrabutį ir šiame bendrabutyje gyvena daug, visokių seselių ir panašiai. Tai šitą butą prieš metus laiko aš pats ir pardaviau. Gyveno medsesuo, dirbantis Santariškėse. Jie nupirko, kaip savo vadinkime, mini vystytojas, kuris iš jo norėjo padaryti gerą, kokybišką butą. Tiesiog vadinkim perekūpas. Perekūpas. Mes standartiškai jas vadinam fliperiais. Fliperiais, perpardavinėjais. Kurie flipina butą ir padaro iš jo gražų. Tai šis objektas aš matau, kad yra rezervuotas. Nežinau, kodėl jisai nedabaigė, planavo jį padaryti, galbūt pasikeitė planai, galbūt pamatė, kad norima maržą jis jau galėtų gauti per kainos pokytį. Taip, jisai ką padarė, tai yra tiesiog visą butą išgriovė, privedė vandenį, privedė kanalizaciją, nes buvo šitie dalykai už sienos, bet moteris, kadangi buvo pensinio amžiaus, jau tuo nebeužsiėmė, neturėjo nei galimybių, nei pinigų, tai jisai šitą dalyką padarė, tokį pilną dalinę apdailą pavadinkim ir paleido į pardavimą ir, kaip matome, kaip sakyti, jau butas yra rezervuotas. Jeigu iš tikrųjų jisai rezervuotas. Būna įvairių triukų. Tai 20 kvadratų butas kainuoja 58 tūkstančius, tai yra 2800 už kvadratą. Jeigu tai pabandykim pafantazuoti, tokį butą nusipirkus, įrengti su baldais, aš manyčiau, kiek dar reikėtų, turbūt, kokių 600-800 eurų. Su visais baldais ir butinė technika, tai apie 3,5 tūkstančio už kvadratą, tai galim paskaičiuoti, kad tai sudarytų apie 70 tūkstančių eurų. Tokį butą iš kiek galima išnuomoti, Pauliau? Aš turbūt sakyčiau, jog apie 400. 400 eurų, metinis pajamos yra beveik 5000 eurų, iš 70 tūkstančių, tai grąža, kaip sakyt, neatskaičius mokesčių, metinė būtų netoli 7 procentų. Ir vėlgi, kaip vienas iš pavyzdžių, kad manau, kad mes skaičiuojame teisingai, tai yra, jeigu prisiminsit mūsų Markučių video, ir kur mes rodėme namą esantį buvusiuose ten žydų, ten tose bendrabučiuose, tai ten prieš... Butą rodėme, ne namą.
Visą namą, kur mes sprogo pirtis. Ten prieš porą mėnesių buvo labai gražiai įrengtas toks butas 20 kvadratų ir žinau, kad jį pardavė ten berods už 71 000. Tai tikrai labai sueina. Ir dažnai kartais nereikia klausyti tų tokių, žinot, pasakymų, o tai kas čia gyvens, kas čia tokį nuomosis, kas čia tokį pirks. Yra ta, kaip sakyti, kategorija žmonių, kurie mielai tokį butą nuomasi. O dabar tada šiek tiek apžvelgiam butus, galim pasižiūrėti prie namų, kurių tikrai nėra gausu. Tai viso labo 3 skelbimai, bet iš jų 2 kartojasi. Tai aš galbūt tada galiu pasižiūrėti plačiau Baltajame Skersgatvėje, parduodamas. Tai nėra namas iš tikrųjų. Ir ne vieno realiai nėra namo Užupyje parduodamo. Jeigu taip individualaus česnai, kaip sakant, tai nėra namų, bet parduodamas namo dalys. Kotedžas sublokuotas pagal kvadratūrą, tai galbūt jau ir panašiai į namą. Bet tai nėra atskiras individualus namas. Užsienį dažnai tokie vadinami townhouse'ai. Tai tokie, kotedžo namo mišinys, tai sujungti ir... Tai štai Baltajame Skersgatvėje parduodamas toksai sublokuotų būtų, aš tai pavadinčiau, junginys. Šis konkrečiai būtas namas yra 100 kvadratų, vėlgi tai yra didelė kvadratūra sąlyginai, 4 kambariai. Ir 620 000, 6,5 tūkstančių už kvadratą. Turbūt čia didelė kaina, pagrindė jie turbūt yra už tai, kad tai yra nauja statyba, visiškai naujas objektas ir kaip matom dabartinės nuotraukas, kol kas yra tik tais išlygintas laukas. Ir dar rezervavusiems žmonėms dar teks palaukti šito objekto. Taip, ir čia šitoj vietoj vėlgi turbūt irgi jau reikėtų žiūrėti net ne tiek gal kvadrato kainą, kiek suminę kainą. Taip, nes vėlgi toks pat yra tam pačiam projekte kitas butas, kurio kvadrato kaina yra mažesnė, 4600 €. Jis yra šiek tiek didesnis, bet greičiausiai, kad jie čia visi yra labai skirtingi, nes vieni galime matyti, kad yra su didelėm terasam, kiti galbūt terasų visai neturi arba turi labai minimales, tai vėlgi nesusigundykite kažkokia tai viena gera kaina, nes vienas objektas bus kažkur tais į gerą kryptimį, kitas galbūt prastesnė. Ok, ir pasižiūrim paskutinį segmentą, tai yra sklypai. Čia didelio pasirinkimo mes neturim, turim viso labo vieną sklypą ir tai nėra sklypas, tai yra parduodama namo dalis. Štai galit matyti nuotraukas, jisai yra prisilipdęs prie projekto Užupio Monmartas ir šitam namui priklauso virš 12 arų žemės, kurioje greičiausiai galima statyti kažką tais, jungti su Monmartu galbūt buvo bandyta parduoti ir nesusitarta su Užupio Monmartu, spėju, kad tikrai tai buvo daryta. Rašoma, jog pastatą galima nugriauti, jisai nėra kultūros paveldo objektas, kaina yra 145 000 už vieną arą. Ar tai yra daug, ar tai yra mažai, tai labai sunku pasakyti iš tikrųjų. Viskas priklauso nuo to, kiek kvadratų jame gali pastatyti. Tai yra, reikia skaičiuoti tą vadinamą orinio kvadrato kainą, kiek tavo galimai pastatyto objekto kainos sudarys žemės kainą. Tai Užupyje orinio kvadrato kaina gali svyruoti turbūt nuo 500 iki 1000 €, priklausomai nuo to, kokia yra vieta. Taip. Tai čia reikia turbūt žiūrėti ir su architektu, skaičiuoti, kiek kvadratų galima pastatyti, kiek aukšto galima pastatyti ir tada išsiskaičiuoti tą kainą. O turbūt neretas yra dalykas, kada pardavinėjame tokie objektai, savininkų daug, nuomonių yra daug, pageidavimų dar daugiau ir kartais, žmonės, kaip sakyti, nelogiškai skaičiuoja tas kainas, o skaičiuoja, kiek man reikia, kad, nusipirkti butą savo, nusipirkti vaikui, nupirkti anūkui ir dar, kad liktų pinigėlių. Mašinai. Tai iš tokio objekto nieko negalima spręsti, tai yra tik bazinė informacija, kviečianti turbūt paskambinti, gauti daugiau informacijos ir sužinoti, ar tai yra geras variantas ar ne. Tai tai turbūt... Tai tokia mūsų Užupio apžvalgėlė. Jeigu apžvalgėlė patiko, tai prašom spausti like, prašom spausti subscribe.
Ir jeigu galbūt turite, nebūtinai rajone, Užupyje ar kitam skelbimo, kurį norėtumėte, kad aptartumėm, ar kažkokius tai galbūt planuojate įsigyti, tai tikrai galite rašyti mums nurodytais elektroniniais paštais, būtinai parašysime, būtinai įtrauksime, apžvelgsime, jeigu norėsite viešai aptarsime, jeigu nenorėsite galėsime tiesiogiai aptarsime. O mes šiuo sakiniu, kaip sakyti, norėtume užbaigti savo apžvalgą bei susimatysime turbūt kitose sekančiuose rajono apžvalgose ir ką ir už kiek. Tai iki sekančių. Iki.